Tai yra stovėjimo aikštelių perliukų, kur norintis padaryti avarijas, imituoti avarijas, turi nuostabią aplinką. Nemokysiu, kaip reikia išsisukti, nemokysiu, kaip reikia daryti tokias avarijas, paliksiu jūs diskusijose, galite toliau vėl ant mane sakyti ten, ką tik norite, bet būtent paliksiu šiandieną jūs nežinioj, kaip ir su greičiais. Važiuojam per aikšteles. Ar pamenat dešinės rankos taisyklę? Štai jums paprasta aikštelė. Jūs norite važiuoti tiesiai. Ar pradėsit kažką praleidinėti? Pavyzdžiui, šį automobilį. Ar praleisit? Važiuodami tiesiai į išvažiavimą. Tai pati aikštelė iš dešinės pusės. Sakykime, nuotrauka daryta iš taksi automobilio. Štai ši. O dabar nuotrauka iš šios pusės, tai yra iš čia. Tai kuris važiuos pirmas? Mes, važiuodami tiesiai, ar taksi, važiuodamas tiesiai? Mes. Patikėkit, šioje vietoje, gal kas atpažinot ir šią vietą, nežinau, kiek kartų teko spausti stabdžio pedalį mokiniui, kadangi niekas mūsų tiesiai važiuodamas iš aikštelės nepraleido. Štai ta pati aikštelė iš viršaus. Tai gal gali pasakyti pagal spalvas, kokia tvarka dabar visi važiuosim šioje aikštelėje? Žalias, raudonas ir žydras. Žalias, todėl kad raudonas turi kliūti iš dešinės. Žydras, todėl kad turi kliūti iš dešinės. Taip, sutinku. Gal dabar pasakysite, kokia tvarka važiuosit to aikšteliai? Pirmas, antras, trečias, ketvirtas, taip. Tikrai teisingai taip. Nors iš tikrųjų to aikšteliai dedas, patikėkit, ir ne tik to, labai daugelį aikštelių dedas chaosas. Vilniaus Ikėja. Kągi mes matome? Ženklą stovėjimo zona. Kas yra stovėjimo zona? Stovėjimo zona tai vieta arba teritorija skirta transporto priemonių stovėjimui. Kitaip sakant, teritorija. Pažiūrėkime šią vietą iš viršaus. Ta ženkliukas stovėjo štai šioje vietoje, kurį dabar kažkur tai. Jūs įvažiavot, galėjot sukti čia, galėjot važiuoti tiesiai. Ir dabar man atsakykite, ar važiuodami tiesiai duosite kelią štai šiam oranžiniam automobiliui? O kas čia per linijos? Ar šioje aikštelėje yra aptarta važiavimo tvarka? Kaip galvojate, kas čia? Gerai, nekankinu. Taip, tvarka važiavimo yra aptarta. Iš šios vietos, kaip matote, kur galite važiuoti. Pamenat, sakiau, net bus regitros klausimuose, šis ženkliukas bus pavaizduota tiesiog sankryža, bus pavaizduota šis ženkliukas ir klausimas, kokiomis kryptimis galite važiuoti. Į dešinę, į kairę ir nepamirškite, kai leidžiama sukti į kairę ir apsisukti, jei sugebėsit ir važiuojam atgal. Tvarka taip yra aptarta. Tačiau ar yra aptarta kokia pirmumo tvarka? Tai yra kas, kam turi duoti kelią. Iš viršaus sutikite tikrai jūs. Ir aš dabar, kai uždaviau klausimą, jūs tikrai sunkiai galėtumėte atsakyti. Bet aš dabar parodysiu šią vietą, štai šio oranžinio automobilio vietą. Bet ne veltui aš jūsų klausiau, kas tai yra šios linijos ir kažkur girdėjau vieną atsakymą. Tai vieta, kur reikia sustoti, duoti kelią. Pažiūrėkime iš tikrųjų, kągi reiškia šios linijos. Šios linijos tai nėra vieta, kur reikia duoti kelią. Tai žymi važiuojamosios dalies kraštą. Tačiau pirmumo šios linijos nenustato. Pažiūrėkime kitą aikštelę. Na, žinau, kad ant manęs dabar labai supyks ir Ikėja, ir Depo, ir Akropolis, todėl kad sekantį mes pažiūrėkime, imsime aikštelę Akropolio. Taigi, važiuojant į Ikėją, mes matome ženklą zona P, stovėjimo zona. Įvažiuojant į Akropolį, mes matome stovėjimą ribotą laiką vieta. Iš tikrųjų, mažai kuo skiriasi, tik tuom, kad čia kažkur tai nelabai dar sankryžoje galėtume sustoti, ar ne? Bet man iškilo toks klausimas retorinis, o kiek iš jūsų artimųjų, na, jūsų gal dar jūs, kai nevairuojate, arba tie, kurie perlaikot, pagalvokite irgi, kiek jūs, kai atvažiuojate į tokias aikšteles, panašiai kaip Akropolis, kiek iš jūsų įvažiavę uždedate ar specialų tą lipduką, ar kažkokį baltą iš vis paprastą lapuką išplėšę iš sąsiuvinio, kuriame nurodytas jūsų atvykimo laikas. Akropolyje stovi, čia tik dalis, mažytė dalis Akropolio aikštelės. Kaip galvojate,
keliuose iš šių automobilių yra uždėtas lipdukas. Na, bet sutinkat, kai mes kalbėjome apie šį ženklą nurodomąjį, tai mes kalbėjome, kad būtina informacija apie jūsų atvykimo laiką užkišta už langą. Jei grįžkime prie Akropolio, palyginus pagal Ikėją, kur buvo brūkšniukai išvažiuojant, ir kągi mes rasime Akropolį. O Akropolyje rasime štai ką. Taip, važiavimo tvarka aptarta, tačiau pirmumo nėra, to kol kas nematau. Na gerai, kam reikalingi tie trikampiukai, pasakykite. Jūs rašote, išvažiuojantis iš parkingo turi duoti kelią. Išvažiuojantis iš parkingo, tai yra išvažiuojantis iš stovėjimo vietos. Taip, turi duoti kelią, net jeigu važiuotų jam iš kairės pusės, ar iš dešinės juo labiau, taip jis turi duoti. Išvažiuodamas iš stovėjimo vietos. Stovėjimo vieta yra labai konkrečiai apibrėžta. Čia jau yra nebestovėjimo vietos. Čia lygiai tokie pat pravažiavimai kaip ir čia. Kągi mes matome? Mes matome trikampius ir girdėjau, kažkas pasakė duoti kelią. Iš trikampių sudaryta linija rodo vietą, kur vairuotojas privalo duoti kelią kertamojo prisijungiančių kelių važiuojančioms transporto priemonėms. Rodo vietą, kur jūs turėtume duoti kelią. Keliu važiuojančioms transporto priemonėms. Ar čia yra kelias? Ar čia yra kelias? Aš jums ką tik rodau. Tai yra šis ženklas stovi štai čia. Įvažiuojant į parkingą. Jis informuoja, kad jūs įvažiuojat kur? Į parkingą. Dabar ir klausiu, kuo skiriasi ši vieta nuo šios? Tai yra aikštelė. Yra trikampiai, kurie sako, kad reikia duoti kelią važiuojantiems keliu. Man iš karto iškylo klausimas, o kas yra kelias? Kasgi yra kelias? Na, čia bra. Ir įskaitant važiuojamąją kelio dalį, sankryžas, šaligatvius, kelkraščius, pėsčiųjų dviračių takus, skiriamasis kelio juostas. O kur mes randamės? Aikštelė. Net kur nors žodį? Čia nėra nieko Aikštelė. parašyta. Vėlgi palieku jūs nežinioj. Ir į šį klausimą aš jums uždaviau, kai kalbėjau tiesiog apie savokas. Aš sakiau, o ką jūs darysite? Kai žiemą užsnigs tuos trikampius? Kai užsnigs šios trikampius, na štai, užsnigo trikampius. Jūs važiuojate su šiuo žydru automobiliu, važiuojate su oranžiniu automobiliu, trikampių nėra, tai kuris dabar iš jų turi pirmenybę? Kai vasarą vadinas turi žydras, o žiemą turi oranžinis. Na va, tikiuosi jau dabar susukau galvas visiškai, ar ne? Na ir pažiūrėkime dar vieną aikštelę, tai yra Vilniaus depo Gariūnas. Kągi mes matome įvažiuojant į, norėjau sakyti, aikštelę. Tačiau ką mes matome? Kelias, kuriame suteikiame pirmenybę. Užsukame ir jokių P ženkliukų čia nėra, kaip kad buvo štai čia arba buvo štai čia. Taigi, sukdami į šį kelią, į kairę pusę, ar mes įvažiuojame į aikštelę? Mes važiuojame kokiu keliu? Pagrindiniu keliu. Na štai jūs ir važiuojat pagrindiniu keliu, ar ne? Nieko nesiskiria aikštelės. Bet mes vėl kalbėkime apie tą oranžinį automobilį, gerai? Tai kaip dabar? Ar jis turi, sukdamas į dešinę ar sukdamas į kairę, kažkam duoti kelią? Ir tai nėra vieta kaip stop ženklas, stop linija, kur turi vairuotojai sustoti, norėdami praleisti pagrindiniu keliu važiuojančius vairuotojus. Tai yra vieta, kur turi sustoti, bet ne sąlyga. Taigi trikampiai kaip ir vėl lieka tas pats. Na, bet keliam nykščius į viršų Vilniaus depo. Čia rodžiu tą patį tašką oranžinio automobilio. Tačiau pažiūrėkite, ką mes dabar matome dar apart trikampių. Tai kaip dabar oranžinis, kam turi duoti kelią? Va čia jau ne tik, kad ne dešinės, čia iš vis jos nėra tos taisyklės. Jūs turite duoti kelią taip, kaip mes ir kalbėjome pačioje pradžioje. Čia, kad ir apsnigs, ženklo niekas neapsnigs, ar ne? Štai jums šiandieną buvo parodytos 3 aikštelės. Praktiškai nieko jos, kai dabar žiūrite, nesiskiria.
Tai kai jūs labai smarkiai ginčiatės, va čia labai greitai visi nusprendė. Tačiau kai buvo tvarka aptarta, važiavimo tvarka, dar kartą pabrėžiu, važiavimo tvarka. Va ir pradėjote blaškytis. Na tai va. Šiandienai perliukas geras buvo, manau taip.